Kultūros paveldas ir aš. Kultūros paveldas tai visos bendruomeniai priklausančios kultūrinės vertybės, nacionalinės, regioninės ar vietinės. Šiam turtui priskiriami paminklai, istoriniai pastatai, meno kūriniai, artefaktai, dokumentai ir bet kokios kitos kultūrinės raiškos priemonės. Kultūros paveldas turi istorinę, meninę, socialinę ir edukacinę vertę ir liudija istoriją bei bendruomenės kultūrą. Kultūros paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas yra labai svarbus, nes išsaugo tautos atmintį ir tapatybę. Skatina istorijos ir tradicijų pažinimą bei supratimą, puoselėja kultūros ir turizmo plėtrą. Kultūros paveldo apsauga yra svarbus valstybių uždavinys. Jos turi priimti taisyklės ir priemonės skirtas kultūros paveldui saugoti ir puoselėti. Taip pat skatinti iniciatyvas skirtas jo išsaugojimui, atkūrimui, vertinimui ir naudojimuisi. Per meną, muziką, švietimą, seminarus, dalijimąsi žiniomis. Svarbiausia užtikrinti, kad šios žinios galėtų būti perteiktos per grožį. Per muziką, šokį, dainavimą ir tapybą noriu papasakoti apie žmogiškąjį turinį, kuris mane domina. Man atrodė, kad susitikimo taškas yra šis žvejo tinklas. Aš daug kartų prašiau šio tinklo, kad galėčiau juo naudotis. Tada aš įrengiau kambarį, o tinklas nurodė kelią. Siužeto linija eina per skirtingas vietas, skirtingas erdves, skirtingas istorijas. Mes aplankėme vietas, kuriuose skamba mūsų atliekama muzika, bandydami užfiksuoti esmę, kvapus, prieskonius, gatves, moterų šydus, viską, kas mus įkvėpia. Ir laikui bėgant, tai paverčiame muziką. Tai įkvėpimo vieta, kvapai, tyla, kalnų vingiai, linijos, kurios nupiešia šiuos kalnus. Tai unikalus kraštas, pasižymintis stipriais skoniais. Šios vulkaninės salos primena nuotykius. Viskas čia tampa beveik mistiška. Pasakoti vietos, kuriame gyvename, istorija tenka mums visiems. Tai atneša tiesioginę naudą,
nes geriau suvokiame savo tapatybę ir geresnę kultūros svarbos supratimą vietinėme, regioninėme ir nacionalinėme kontekste, atsižvelgiant į mūsų vietinės vertybės ir turtus juos saugant.